Kantrybės taurė. Kantrybės taurė, ketvirtadieninė radio stoties RS2 eteryje, renkame kažkieno telefono numerį ir tuoj bandysime kažkieno kantrybę. Žiūrėsime, kaip čia mums seksis. Ar turime signalą? Taip. Nesujungia. Aha. Labą dieną. Labą dieną. Čia internete radau, kad jūs užsiimat visokiais ten šildymais ir taip toliau, ar ne? Taip. Žiūrėkite, ten dabar tas kažkoks šildymas pas jūs yra, kur gręžinį kažkokį darot, ar ne? Geoterminis, ar ne? Turbūt neįsivaizduoju, kuom jisai geresnis už tuos visus, nes iš tikrųjų atsibodo, malkos brangsta, viskas brangsta ir, sakau, ieškau kažko pigiau. Jūs gyvenate? Kaip sakot? Alio. Ryšys kažko trukinėja. Alio. Taip. Jo, dabar girdžiu, kažkur buvo trūkęs ryšys. Aš manau, jūs iš Šiaulių esate. Čia Šiaulių rajone. Aha. Jeigu būtume Šiauliuose, susitiktumėm, kad ir kontorą, sakykime, ir apšnekėtumėm, aš jums papasakosiu jūs apie savo namą, nes čia greit nepasakysi privalumų ir kokios sąlygos turi būti vykdytos, kad, sakykime, sutaupyti. Bet jūs ten gręžinį darot prie pat namų tam sklype, kur turim, ar kažkur tai iš kitur tą... Savam sklype. Savam sklype, ar ne? Nu, savam, taip. Aha, nes man čia senelis yra iš tikrųjų palikęs palikimą, Aukštelkėj ten yra namas ir, nu, iš tikrųjų, jis kažką buvo minėjęs, kad ten lyg ir naftos kažkokios yra tam mūsų sklype, sakau, tai kaip čia tą gręžinį, kad nedasigręžus iki tos naftos paskui, kad... Nu, čia įdomus klausimas. Nesakau, kad jeigu yra ten tos naftos, gal su nafta gali kažkaip šildyti, nebuvot su tokiais susidūrę dalykais? Ne, tai negalima daryti dalykų. Ta prasme, negalima pas savo sklypę naftos rasti, ar kaip? Nu, dar naškai. Gal, leinai. Čia reikėtų, sakau, susitikti, apšnekėti, tada galima būtų maždaug prieiti kažkokio tai sprendimo. O jūs esat... Bus Šiauliuose, pasiskambinkite, aš kontorą privažiuosiu prie pradėlio. O tai jūs esat kada nors gręžę ten, kur naftos yra, ar ne? Nu, neteko. Neteko, ar ne? Tai... Bet pagal žemėlapius aš nežinau, čia pas Šiaulių rajonė niekur mes Aukštelkėje esam gręžę. Mano senelis sakė, kad mūsų sklype ten yra kažkada ten buvo kažkokie tyrimai daryti. Kaip sakot? Geologas buvo senelis. Ne, nusakė, kažkas ten buvo kažkokius per antrą pasaulinį kasinėjimus darė ten lyg ir sakė, kad naftos yra, bet jis paskui slėpė viską nuo to. Sakykime, vis tiek, kada kažkas matysis tuose žemėlapiuose geologinėse, kažkoks nedomesnis gruntas ir tada gręžinti, paskui pasimatys. O tai ką, jeigu prisikasim iki tos naftos, čia Mažeikiai neužpuls? Aš abejoju, žinau. Sakot, nebus? Nes mes gan giliai nereikia gręžti dėl šildymo. 50-70 metrų, nežinau. A tai ten jau taip negiliai jau tos šilumos yra, ne? Aš jums papasakosiu, kaip tai viskas vyksta. O tai žiūrėkit, jūs ten, kai darot apšildymą, kaip gaunas procesas, kaip kondicionierius, pavyzdžiui, vasarą ten šaltį gal galim ištraukti, ar kaip? Sakau, gal būtų geriau, kad atvažiuotumėt. Jo, šaltį galima gal. Irgi galima, ne? No. Aišku. Nu, su ta nafta ten jau man nieko nepadėsite, ne? Nes aš ieškau, kas... Čia jūs negautumėt leidimo niekas su jie daryti, jeigu jūs būtų. Bet jeigu mano sklype yra nafta, tai... Nesvarbu, čia yra visiškai, čia žemės ištekliai, čia ne jūsų yra. Sklypas jūsų, bet ištekliai ne. Oho, kaip čia įdomi iš viso. No, čia įdomi. Tai čia iš viso, tai ką, Mažeikiai mane užpultų tada? Ne Mažeikiai. Ne Mažeikiai, o kas? Ne Mažeikiai. Gamtos apsauga. O, ir ką, dar nubaustų, kad naftos gal turiu? Ne, jūs negalėtumėt jos paimti, čia
Čia nėra toks procesas, kad paimsi, tos naftos nepaimsi niekaip. Bet tai nesuprantu, Be specialios technologijos nepaimsi. Tai va dėl to tas senelis ir slėpia turbūt nuo visų, kad ten tos naftos yra. A ne? Bet aš neįsivaizduoju, kaip čia tas procesas visas vyksta, bet ten neteko tokias praktikų būti. Na, aišku, tai su nafta man niekaip nepadėsit, ne? Nu, paklausinėsiu geologų, kaip tai viskas daroma, bet tai tiek. Aišku, tai kaip čia tada mums susiplanuoti? Šiauliuose pasiskambinkit ir susitiksim ir... Tai aš šiaip dabar ruošiuosi jau važiuoti. Ne šiandien, nes šiandien suplanuota viskas nelabai šiaip. Ai, šiandien niekaip, ne? Nu, rytoj. Nes aš galvoju dabar, kurs baigęs mašinai, sakau, jeigu tos naftos greitai raščiau, prisipilčiau, ne, neišeitų. Išeitų. Aišku, tai gal jūs pasirašykit mano kontaktus kažką tai, kad... Tai supilė, kai bus Šiauliuose susitikimas, tai įsivėsiu. Tai gal bent jau vardą pasižymėkit tada. Aukštelkė nafta įsivėsiu. Jo, Aukštelkė nafta tada pasižymėkit, gerai? Gerai. Čia radio stotis RS2. Labą dieną dar kartelį. Gerai prigavot. Ar taip kabutėse prigavom, ar patikėjot, kad čia kažkas skambina? Ar jau kažkaip galvojot? Ne visai viskas tvarkoja su žmogum, bet ką, nejaugi gali taip tiesiai sakyti. Bet jau ragelio nesiruošiat pakabinti, taip vis tiek būtumėt kažką tai padėjęs ar išaiškinęs, kad ant tos naftos neįmanoma rasti ar kaip? Ne, būčiau iš tikrųjų susitikimo metu galbūt pašnekėję apie tai. Aš būčiau geologų klausę, kas daroma, tai tokiu būdu aš net neįsivaizduoju. Supratau, su kuo bendraujam, sakykit? Rolandas. Rolandai, supratot jau, ar ne, kad skambinam iš radio stoties RS2, turbūt esat girdėjęs apie tokią stotį, ar ne? Šiek tiek. Taip, ir galbūt žinot, kas vyksta pas mus po 14 valandos tokiu metu? Ne, nežinau. Nežinot, kodėl mes čia skambinam jums taip, ar ne? Ne, nežinau. Tai aš jums papasakosiu. Pas mus yra toks žaidimas kantrybės taurė, kai mes skambinam į įvairias įmonės Šiauliuose esančias ir bandom su įvairiom keistom situacijom išbandyti žmonių kantrybę, mandagumą ir visą kitą. Nu ir kaip galvojat, jums pasisekė? Labai nekantriai atrodžiu. Na, atrodėt, sakykim, taip pusėtinai kantriai, būna nekantresnių žmonių, bet svarbiausia, kad jūs mandagiai kalbėjo, tai yra, manau, kad didžiausias pliusas. Ar ne? Neliepiu jums kreiptis pas gydytoją. Taip, neliepėt, viskas gerai. O žinokit, už kantrybę ir mandagumą mūsų radio stotis kartu su mūsų pavasario draugais dovanojam ir prizus. Ir jums atitenka pakvietimas į Lyvų vandens pramogų parką, papramogauti ten net 4 valandas visiškai nemokamai. O, labai šaunu. Šaunu, Rolandai, kad jums smagu ir galbūt pristatykit, kur mes čia prisiskambinom, pareklamuokit savo paslaugas, kad žmonės, galėtų jūs susirasti ir galbūt kreiptis su jau įtikinamesnėm situacijom ir kad jūs viskuom padėsit. Ne, čia reklamos nereikia, nes jūs reklamuojamės, kur reikia, tai čia nemanau, kad čia... Nereikia reklamos, jums ir taip darbo per akis, ar ne? Užtenka darbo. Užtenka, ir jūs Šiauliuose esat monopolininkai patys vieni, ar ne? Ne, mes patys kantriausi. Ai, patys kantriausi, supratau. Bet jūs užsiėmat, jeigu žmonės norės visom šildymo sistemom. Šildymas, kondicionavimas, visas mūsų terminiai šildymas. Supratau. Gerai, nepadėkit Rolandai ragelio, toj papasakosiu, kaip jūs šį prizą galėsit pasiimti. Gerai? Ačiū. Iki.